Bylų paieška sąraše, bylos kortelės peržiūra. Kaip sąrašuose ieškoti bylų ir peržiūrėti jų duomenis? Prisijungę prie Lietuvos teismų elektroninių paslaugų portalo pasirinkite meniu punktą Bylos ir atsiverskite bylų sąrašą. Matysite nebaigtų bylų sąrašą, kuriame galima atlikti greitą paiešką pagal aktualumą bei raktinį žodį. Paspaudus detalį paiešką, galima atrinkti bylą pagal bylos numerį, teisminio proceso numerį, bylos tipą ar kitus kriterijus, kuriuos pasirinkus reikia paspausti Ieškoti. Jei ir šiuo būdu nerandate ieškomos bylos, kriterijus galima tikslinti paspaudus Tikslinti paieškos kriterijus. Norėdami peržiūrėti bylos informaciją, paspauskite jos numerį bylų sąraše. Bylos kortelėje galite sukurti dokumentą sistemoje arba įkelti jau užpildytą dokumento šabloną iš savo kompiuterio. Dokumentas bus priskirtas bylai, kurios kortelėje jį sukursite. Taip pat bylos kortelėje galėsite išsiųsti sukurtą dokumentą esantį juodraščių sąraše. Pažymėtas dokumentas paspaudus Išsiųsti bus išsiųstas teismui. Paspaudę dešinėje lango pusėje esančią rodyklę galite peržiūrėti susijusių bylų sąrašą. Paspaudę Susijusios bylos numerio nuorodą peržiūrėti šios bylos kortelės informaciją. Skirtuke byla pateikiama pagrindinė bylos informacija, pavyzdžiui, bylos išnagrinėjimo jos šalių informacija. Skirtuke Procesas galite peržiūrėti bylos procesų įvykių sąrašą, susipažinti su bylos pokyčiais. Skirtuke Bylos dokumentai pateikiamas visas bylos dokumentų sąrašas, kurį sudaro šalių bei teismo dokumentai. Bylos dokumentą, kuris yra suskaitmenintas ir pasirašytas elektroniniu parašu, galite peržiūrėti paspaudę dokumento tipo nuorodą ir susipažinti su pagrindinė dokumento informacija. Paspaudę Atsisiųsti A-Doc galite atsisiųsti elektroninį dokumentą į savo kompiuterį ir susipažinti su jo elektroninio parašo informacija. Į bylos kortelę galite sugrįžti paspaudę bylos numerio nuorodą. Skirtuke Delegavimas pateikiamas atstovavimo byloje medis. Asmenys, kuriems byloje bus suteikta atstovavimo teisė, gali susipažinti su bylos medžiaga ir teikti dokumentus teismui nebūdami bylos šalimis. Norėdami asmenį suteikti tokias teisės, spauskite Deleguoti atstovą ir susipažinkite su EPP portale užfiksuotu jūsų atstovų sąrašu. Jei asmuo EPP paskyroje nėra įrašytas kaip jūsų atstovas, jo nerasite ir šiame bylų delegavimo sąraše. Pažymėjus vieną ar kelis atstovus ir paspaudus Deleguoti, byloje bus paskirtas atstovas ar atstovai. Skirtuke Bylos tomai galite įsikelti visus bylos dokumentus į vieną bendrą PDF formato failą. Tai reikia paspausti Sudaryti bylos tomus. Skirtuke Mokėjimai pateikiamas su byla susijusių mokėjimo užduočių sąrašas. Žyminio mokesčio, prievolės bei grąžinimo užduotys, su kuriomis galite susipažinti.